5. mūsų namų įsirenginėjimo video, o aš stoviu prie būsimos mūsų visų drabužių spintos ir virtuvės. Ir dar šviestuvai labai gražus tose dėžėse slepiasi. Pagalbinę darbuotoją turiu šiandien. Pagrindinė. Aha, pagrindinė darbuotoja, ja. Keliavo buitinė technika visa ir į virtuvę ir į vonę iš BTN. Tai pradėjau ją pakuoti, nes noriu pasistatyti, kad užimtų mažiau vietos. Išsipakuosiu skalbimo mašiną ir džiovyklę ir pastatysiu ten, kur jinai turi stovėti ir tada bus paprasčiau išsiprojektuoti baldą šalia jų. O atvykus yra visa, ne visa, trūksta kaitlentės, bet sakė rytoj lygtais atveš. Tai yra vyno šaldytuvas, indaplovė, gartraukis, orkaitė, laikiklis skalbimo mašinai su džiovyklė ir štai čia yra šaldytuvas. Tai ką, galima žiūrėti, kas pasikeitė. Viskas nusidažė, ne visur gal yra čia, nėra išdažytas kambarys po lubininku dar, bet jis bus išdažytas tik kai atsiras virtuvė, o virtuvė guli štai čia, dar nesurinkta. Spinta jau pradėjo rinktis, bet manau apie baldus bus kitame video, nes viską projektavausi pats ir viską susirenku pats. Susidėjo grindis, čia pritrūko biškį grindų, tai yra užsakytas, turėtų kažkada ant dienų atkeliauti. Šiaip iš esmės laukiu kiliminės dangos meistrų, nes jie baisiai ilgai važiuoja. Nukelinėja, tai buvo mintis jau net pačiam susidėti. Čia taip pat sudėjau medžio plaušo plokštės, kur dėsis kilimas, susirinkau visus stalčius į spintą. Kambariai paruošti pilnai, čia nekreipkite dėmesio, laidai palikti, nes čia dėsis siena iš plokščių su apšvietimu, tai jinai net ir palikta, tik tai nudažyta vieną kartą. Bet jo, butas panašėja į butą, visur yra lubos, šviestuvai. Leidžiami į lubas rekuperatoriai. Anglus dar palikau, būna. Tai vat, šiaip renkam baldus, laukiam kilimo. Tada bus jau galima dėtis baldus, juos montuoti iki galo ir greičiau juos surinkinėti. Šiaip yra bardakas biški, nes nėra vietos nuo tų daiktų kiekio viso. Darytas ir mažasis vonios kambarys, nėra dar nepastatytas tualetas, veidrodžio. Šiaip gyvatuką reikėtų užkabinti, tai vat. Laukiu ir santechnikų, visi čia vėluoja, nieks niekur neskuba. Su vonia buvo šiokių tokių problemų, nes plytelės parašyta, kad yra 1,20 × 60, o iš tiesų yra 1,19,5 ant 59,5. Tai mane sumažėjo dar ant centimetrų, nei turėjo. Tai va sumažėjo, bet vonia puikiai tilpo. Reikia išsiprojektuoti, tiksliau pasistatyti skalbimo mašiną su džiovyklė ir išsiprojektuoti viršutinį visą baldą, nes jis turėtų uždengti šitą kažkokį nubėgimą, kuris baisiai čia man nepatinka, todėl aš jį mėginsiu visą uždengti. Tai va reikia pasistatyti, galima bus išsimatuoti. Taipogi, čia dar reikia išsiprojektuoti spintelę kriauklėje. Kadangi kriauklė bus sunki, 25 kg, tai spintelė turės būti tvirta, kad ją atlaikytų. Taigi, pradėjau montuoti tokį padą, kad pasistatytų džiovyklę ant skalbimo mašinos, tai pasiklijau šitus lipukus. Atsidėjau šitą, mano šitie laikikliai turi būti antra vieta, čia yra 5 įmėjimai. Sustačiau šitą iš apačios, čia dar toks laikiklis prisisukau varžtu, dabar reikia atsimatuoti, išsigręžti skylę, prisisukti šitą. Atsidarius šitą, įsidedi džiovyklę ir viskas, done. Pajungi laidus, vanduo jau pajungtas, nubėgimai tik neturiu antgalio, kad padaryt. Nusipirksiu ir padarysiu. Taip, o kadangi džiovyklę statom ant skalbimo mašinos ir kad nereikėtų visą laiką ištraukinėti šitą indą išpiltą vandenį, komplekte, aišku, tikriausiai ne visose, yra štai tokia žarnelė ir ją nuo čia atjungsime, prijungsime štai šitą žarnelę, pravesim čia tvarkingai tą žarnelę ir ją pajungsime į nubėgimą ir nereikės iš džiovyklės išpilinėti vandens. Viskas paprasta, štai komplekte buvo toks antgalis, baltas sujungimas, atjungiau iš čia, atjungiau iš čia, sujungiau čia
Ir dabar jau reikia tiesiog gražiai prasivesti į apačią. Ir po to, manau, tiek, kiek bus per ilga šitą žarnelę, ją tiesiog nusipjausime, kiek reikės ir pajungsime į nubėgimą. O dabar reikia tiesiog palaukti draugo, kad ateitų ir padėtų užkelt štai ten. Nes varžtą skylę jau prisisukau, pasistačiau, liko tik tai įmauti šitus bėgelius, pakelt kojas džiovyklės ir įmauti bėgelius. Vienu žodžiu, man atrodo, iš kiliminės dangos meistrų nesulauksiu, laikas spaudžia. Čia noriu padaryti be sujungimo, išsimatuoju viską, kiek turiu, kiek kur man čia visko reikia. Pjaunu kilimą iki čia ties sujungimu, kiek man maždaug jo gali reikėti. Ir įdenu, permetu į vieną pusę, permetu į kitą ir po to išsilyginsiu. Pasiėmiau lazerį, atsišaudau visur, kiek man reikia. Šiaip iš tiesų yra tolimiausias taškas nuo šitos sienos iki tenai. Ir čia turim 8 metrus, 48 centimetrus. O šiaip nuo čia iki čia atstumai visur vienodi. Bet aš manau pasiliksiu atsargos kokių 30 cm, gal ir 40, kad ties kraštais apsipjaut ir štai čia, kad liktų. Kaip sakiau, taip ir padariau. Šitų meistrų niekada nesulauksiu, bet iš esmės kilimas susidėjo ganėtinai neblogai. Reikia apsipjauti va kampus, prisileisti. Viską išlyginau, jokių bangų nėra. Šiukšlių dar yra pilna, kurias reiks susisiurbti. Bet liko apsipjauti tik kampus. Ir viskas. Baigta. Ant kampų dar va kai kur yra, nes neįsitempia, kadangi nenupjauta. Grubiai galima sakyti per 6-7 valandas vienas. Pasidariau be sujungimo, kaip norėjau. Visų labai norėjau gal ir grindiešių, kad nereikėtų, tai vat, kur jos turi būti. Visur išėjo puikiai, yra vienoje vietoje. Trūkumas. Bet jeigu dėtųsi grindieštės, jo nesimatytų, bet ten stovės baldai. Taigi judam toliau, renkam baldus, bet yra kiti niuansai. Atvažiavo pertempti lubas spintoje, bet atsivežė ne tą medžiagą, tai turėtų atvažiuoti vakare, pabaigti. Ir štai, mes gavome jau lovą. Čia trūksta dar sienos. Kalbant apie spintą ir virtuvę. Tai viską išsiprojektavau pats, viską renku aršiukais, nes gaunasi žymiai lygiau negu ekscentrikais. Jau be viršutinės spintelės rinkau, liko susidėti tik fasadus su lankstais. Stalčius, kaip matėte, esu visus surinkęs. Iš tiesų didelis balaganas, reikia surinkti spintelės, kad užtemtų lubas jas išnešti, atsilaisins vietos, galima bus judėti toliau. Stalčius bliumai, pilna ištraukimo, į stalčius įsideda tokie oranžiniai, po to jie maunasi ant bėgelių, iš galo išsigrėžia skylutę, tvirtinimą. Čia dedu reguliuojamus tvirtinimus, jie pritraukia, reguliuoja aukštį, žemyn, aukštyn, kad pagauti viską. Projektą galėsiu pridėti, kaip jinai turėtų atrodyti nuotraukoje. Ir štai spintelės surinktos, vieną darau be lentynos, visos kitos su lentynom. Ir ten laukia dar krūva lentų. Bet antra krūva yra grinai virtuvė. Šią akimirkai noriu greit susirinkti spintą, tai planuoju, kad spinta stovės jau kitą savaitę. Nes realiai surenku spinteles ir po to reikia pasiruošti tik bokštus ir bokštus jau statysime vietoje. Bet jo, dabar statau bėgelius, išsimatavau jau, kadangi visi mano 4 bokštai su stalčiais yra vienodi, tai užteko pasigauti vieną bokštą, kaip jame turi stovėti bėgeliai ir tada išsimatavau, atsižymėjau, prisisuku bėgelius, apsiverčiu kitas kojeles ant dugno ir galima bus po truputį jas, kai padarys lubas, įsinešti. Rinkom ir surinkom, bet štai turime tokią dydžią spintą. Kai kurių fasadų nėra, nes buvo blogai išpjauti, kur užsakinėjau, nebuvo strižainės, todėl viskas pabėgo. Tarpai buvo nelygus, tai juos perdarinėjo, laukiam kol perdarys ir prisitvirtinsim. Kai viską išsivalysim, pasiruošim, tada susidėsim rankinėlės, turim iš Impeka Home nusipirkę. Bet štai taip va, žmonos didžiulis staliukas, ant jo trūksta tik stalviršio ir čia senelės, nes tiksliai nežinau dar iki kur jinai bus, kaip bus, kad būtų lygiai. Tai va, bliuminiai, pilna ištraukimo, bėgeliai. Stalčiukai vat, čia irgi vat, dideli stalčiai, visi tokie, čia mažesni.
taipogi. Kadangi dariau taip, čia yra spintelė, čia yra apdailinė plokštė, jinai yra mažesnė, todėl gaunasi kaip rankenėlė. Pirštam iškišti, kad nereiktų rankenėlių. Kabyklos, ledai. Bokštuose turime tokius didelius kabinimui. Laidas atvestas, nes bus rozetė. Čia bus batų stalčiai ir kol kas laidai. Tai galiu pajungti, nes dar elektra nesujungta. Bet štai ledai. Aš spintą įgilinau per daug, 25, tai net nesimato realiai. Tos apdailinės juostos. Niekur. Bet dabar čia yra visiškas bardakas ir jau pradėta rinkti virtuvę. Šiandien tikriausiai montuosime ir buitinę techniką, nes su stalčiais kyla nesklandumų, per maži dugnai. Tai juos perdarysim. Šiaip visa virtuvė kaba ore. Kai jau viską pabaigsiu, sudėsiu buitinę, ledus, nebus stalčių, bet parodysiu tą vaizdą. Įsipakavau jau gartraukį, nes reikėjo primatuoti. Išsipjoviau štai čia skylę jam. Ten irgi. Dar neišsirbiau. Gartraukis įsidės. Čia kavos aparatas, orkaitė, indaplovė, šaldytuvas. Čia stovės kriauklė ir kaitlentė. Ir įdėta. Nepraėjo ne valandą. Tikrai nebuvo praskelta lūpa, bet indaplovė stovi. Kol kas net niekur neprisukta, bet puikiai laikosi. Reikės užsidėti fasadą ir tada prisisukti, bet šiaip jinai kaba ore. Tai užsidėsim fasadą ir dabar, manau, montuosime orkaitę ir kavos aparatą. O gal pasiliksime šaldytuvą, gartraukę taipogi dar neįdėjau. Iš tiesų visur bardakas, nieko net nesitvarkau. Montuojam dabar orkaitę. Esam pasiruošę ir gartraukę, bet vienas nepastatau, tai laukiu draugo, nes atvažiuos padės jau kelti. Montavimas tai čia vienas varžtas, 2. Ir jinai stovi. Dabar statysim kavos aparatą. Čia buvo dar viena tokia papildoma dėžė. Joje buvo begeliai, maišiukas su varžtais, visokiais milimetrais, kad pakelt, patraukt. Jo dar įdėjome ir orkaitę. Jos neprisukome, dabar reikia įdėti aparatą ir žiūrėti, ją reiks kelt, leist kažką su ją daryti, kad išlygiuot. Bet štai prisukau ant vieno varžto kol kas. Vieną begelį, čia yra toks per kiek reikia įleisti. Čia pasideda tokie metaliukai. Taigi susimetame begelius. Štai čia, vienas pačiam čia gale. Taip pat ir kitoj pusėje. Ir parodysim rezultatą, kaip jis išvažiuoja. Orkaitę ir kavos aparatą. Kavos aparatas išvažiuoja. Žemė pasimontuoti. Ir jau iš apačios. Ir kaitlentė. Kaitlentė dar neprisukta, bet šiandien baigsim prisukti. Su stalčiais turime bėdų, stalčių kol kas nėra. Taip pat įdėjome šaldytuvą. Taigi, orkaitė jau prisukta. Čia yra 2 varšiukai, vienas ir antras. Ir viskas, stovi puikiai. Kavos aparatas taipogi. Parodžiau, važinėjom, galiai. Pasistatėm durų rankenėlės ant šaldytuvų. Viena durų šita pastatyta. Pastatysime kitą. Žiauriai gut, nes yra šablonas. Įsistato ir viskas. Varžtus susukat ir durys veikia. Padarysim tą tiek viršui, tiek apačioj. Štai taip jie užsideda, atsidaro pilnai durelės ir tada prisisuka. Nusiemate žali, užsideda uždangalai ir viskas. Kadangi šiaip atsiremtų dar ir čia, bet kadangi pas mane yra įrėmintas šaldytuvas ir visa virtuvė įrėminta, tai mano fasadas nėra toks didelis, kad atsiremtų. Ne, tai galit ateiti jau. Gal iš kiemo nuo miško pusės ateiti? Duodu gal vyrui paaiškinti, nepavyksta įeiti. Gerai. Simboliška. Jau greitai planuojami kurtuvės, o šiandien pas mus į butą atkeliauja laida, kada į kurtuvės. Tai gal kai šitas vlogas bus pasirodžiusi laida, tai galėsiu įdėti laidos nuorodą į aprašymą, o jeigu ne, tai vėliau įdėsiu komentarus. Ne?
Ne? Tiesiog šviesu gali būti gal kad į tokį bendrą erdvę. Gerai. Ačiū Jums, abu. Gerai, viskas, nebetrukdam Jūsų. Ačiū labai. Ačiū Jums. Nufilmavom ir pasirodo, kad Kada įkurtuvės laida labai greit pasirodys. Tai jau po šio video aprašymo, jeigu dar nematėt, paliksiu nuorodą, galėsit pažiūrėti, kokią mes čia buto apžvalgą padarėm. Vakar šventėme Kevino gimtadienį, šiandien visą dieną kraustomės, tai nuovargis ir toks išsidaužimas mano veide matosi ir nesu visai tos išvaizdos, kurioje norėčiau filmuotis, bet tiesiog, kadangi jau užkraudinėjau rūbus, po truputį juos kabinsiu į spintą, tai norėjau tokį trumpą intarpą padaryti apie drabužių pakabas. Niekada nebuvau susidūrusi su tuo, kadangi niekada nepirkau vienu kartu didelio kiekio pakabų. Dažniausiai būdavo ten praeini kokio Ikėjų, jis dar kažkur ten kokios pakabos plasmasinės su akcija, nusipirki ir viskas, visos namie tos pakabos būdavo skirtingos, bet dabar jau norėjusi to bendro gražaus vaizdo, graži nauja spinta, norisi, kad ir tos pakabos būtų vienodos ir viskas čia gražiai estetiškai atrodytų. Tai pradėjau ieškoti juodų medinių pakabų internete. Tai nustebau jų kainomis, nes realiai juodos medinės pakabos kainos vidurkis yra apie 2,5 euro. Ir čia dar ne viskas, kai nusprendžiau, kad gerai perku aš už šitą kainą, dauguma jų parsiduoda po 5 vienetus arba po 10, o mes paskaičiavom, kad mums reikia apie 120-140 pakabų, galimai ir daugiau. Daug labai skamba, aš pati nežinau, ar mes čia gerai paskaičiavom, matysim, galimas daiktas, kad persiskaičiavom, kad reikės arba mažiau, arba dar daugiau. Bet žodžiu, kai aš pradėjau tada mestis į krepšelius, ten po tos 50 vienetų, keliasdešimt vienetų, tai deficitas pakabų net nėra elektroninėse parduotuvėse tokių jų kiekių. Tai galiausiai, kur aš radau ir užsisakiau, tai Temu. Tai Temu, kaip suprantu, yra sparčiai populiarėjanti elektroninė parduotuvė, kažkuo panašiai AliExpressą. Ir čia aš radau, kad pakabos supakuotos po 20 vienetų. Tai vareliai tokius 6 pokus nusipirkau ir sumokėjau 218 eurų su centais už iš viso 120 pakabų. Tai realiai pakabos kaina gavosi apie 1,80 €, kas sąlyginai visai tada nebloga čia ta kaina. Bet šiaip buvau skaičius apie pačią elektroninę parduotuvę, kad yra nusiskundimų daiktų kokybė, su pristatymu. Tai dėl pristatymo atkeliavo gana greitai, per 7 dienas liktais kažkas tokio. Tik labai įdomi man išmėtė per skirtingus paštomatus tai siuntas, bet čia nieko tokio. Bet išsipakavau tas pakabas, tai kol kas iš pirmo žvilgsnio viskas gerai su jom atrodo. Va štokios, pinas ir žuvis, štai tokios paprastos juodas medinės pakabos ir keliausiu kabinti drabužių. Tai tiesiog norėjau tokį trumpą intarpą su savo pamąstymais apie pakabas pasidalinti, nes buvau nustebus, kad šiais laikais yra toks pakankamai brangus dalykas, ypač jeigu jų reikia daug. Dar trumpas informacijos papildymas į pakabų temą, neišsemiama tema, nes ją paliečiau savo Instagram'e, tai kas sekat mane Instagram'e, šiek tiek informacija ir video blogą kartosis, bet tiesiog noriu pasakyti, kad galutiniam rezultate pakabų mums pritrūko ir dabar jų papildymą vyras nupirko Pepko parduotuvėje, tai už 6 vienetus pakabų 4,50. Dar man iš auditorijos rašė, kad dar pigesnės pakabos negu Ikėjų yra Sensei. Tai žodžiu, Pepko, Sensei arba Ikėja. Taigi, viskas užsitęsė, bet parenginėjame tą vadinamą išmanų į tualetą. Tai šis čia buvo atsivedęs laidą, nes jam reikia elektros. Prasivedžiau komplekte buvusi kranelį, kuris eina į štai čia viršų. Ir čia reikės viskas susijungti. Pasijungti į bakelį, o prie jos su trišakiu susijungti tą ateinamą iš šitą šlangiuką. Taip, kad pasijungiam jos, po to išsistatysim šitus tvirtinimus metalinius, kokio atstumo jos reikia, kiek išlindę būtų. Ir užmausiu tualetą ir parodysiu viską, kaip toliau jungiu. Šiaip kaip ir visose grožio santechniniuose dalykuose yra didelės instrukcijos, kur viskas nuo A iki Z paaiškinta, kur kiek jungti, kur kiek ko palikti. Čia buvo elektros laidas, kurį paaiškinta, kaip susijungti iki galo, kur kokie laidai turi būti sujungti, nes jie turės pasijungti po to į unitazo dangtį. Taip pat ir vanduo, kranelis, didelė knyga, man atrodo daugiau parašyta, kaip naudotis, negu suparenginėti.
Taigi atsisukom kiek reikia šitus, tai kad nuo plytelės būtų išlindę per 5,8 mm ir 58 mm. Apsipjovėm šitą, viską pasijungiam. Dabar stumsim tualetą. Ant tualeto taip pat nusipjovėm viršutinį kiek reikia. Tai reikėjo apie 4 nupjauti, apatinį apie 1,5. Ir viskas, stumiam tualetą ir žiūrim, kaip atsistoja. Taigi atstumėme tualetą. Pro vieną pusę paduosim vandenį, pro kitą pusę įsimesim laidą ir užmausim tualetą. Taigi užsistūmėm patį tualetą. Štai vat užsimovė ten, viršutinė nesimato, štai ten užsimovė. Išsivedė štai čia vienas ant laidas. Čia kraniukas. Yra išlindę varžtai, todėl imam tokias 2 detalės, tokias 2 detalės, 2 veržlės ir 2 metalinės. Netarpinės, neatsimenu, kaip jis vadinasi. Ir prisisukam ten ir tada jau jungsim dangtį. Prisisukame tuos 2 varžtus, tualetas lygiai, pagal levelį reikia apsipjauti paminkštinimą, užsilikonuoti ir užsidėti tualeto dangtį elektrinį. Pasijungia su elektra ir kažkur mūsų šlangutis. Dar štai šitas įsijungia irgi į tualetą ir užsispaudžia ten su tokiu tvirtinimu. Tas ir šitas. Taigi, užsidedam tualeto dangtį ir pažiūrėsim, kaip jisai veikia. Sujungiau tuos laidus ir kraniuką, kol kas dangtis stovi, dabar statau mygtuką. Įsidėjo tokie, įsisuks šie varžtai, atsireguliuos, prilips ant magneto. Pats laikiklis ir žiūrėsim, tada pasijungsim viską. Ir paleisim vandenį, žiūrėsim kaip veikia. Taigi, pasijungiau mygtuką, viskas bėga, viskas gerai. Pasiėmiau pultelį, pasijungiau. Ir štai. Viskas bėga, viskas veikia, čia yra reguliavimas. Nefokusuoja. Kaip viskas susireguliuoja, kokią srovę turi bėgti, čia kaip bidė. Tualetas viename. O atėjau, atsidarė. Jau po kurio laiko turėtų užsidaryti. Taip, trūksta dar gyvatuko, kažkada turėtų ateiti pajungti. Tualetas puikiai veikia. Tai vat, tai toks. O, priejau ir atsidarė. Galima naudotis išmanusis groja tualetas. Tai šitas video jau pagaliau buvo su šiokiais tokiais įsikūrimo džiaugsmais, bet dar toli gražu nepasibaigusiais remonto ir tvarkymosi darbais. Tai iki susitikimo kituose video.